Kai aplink dažniau pastebite negatyvius, bet ne pozityvius reiškinius, ypatingai svarbu kontroliuoti savo emocijas. Jei matysi tik tai, kas bloga, gyvenimas taps kančia. Reikalinga, kaip patarė specialistai, stengtis matyti tik gerą. Jei neišeina, tai reikia su savimi padirbėti ir pamatysite, kad bendravimas, o tuo pačiu pats tapsi kitokiu. Taigi, liga, nedarna ir nepasitenkinimas yra niekas kita kaip netvarka ir trūkstama organizacija. Suvokti, kada gyvenimas tvarkingas, o kada chaotiškas, yra nesudėtinga. Tik reikia įsiklausyti į save, stengtis pažiūrėti į save iš šono. Bedarbis gali būti liūdnas, gali būti piktas, bet gali būti ir linksmas. Tai reikia žiūrėti mūsų laidas ir kai kurie klausimai jums patys turėtų išsispręsti. Įspėtiems apie atleidimą darbuotojams ar ketinantiems atleisti darbuotojus darbdaviams siūlomi informaciniai seminarai. Informacijos svarba ir valdymas gyvenimo pokyčių situacijoje, kurie vyksta darbo vietose. Jų metu įspėti apie atleidimą darbuotojai supažindinami su efektyvia darbo paieška, įstaigomis teikiančiamis socialinę teisinę pagalbą. Susitikimo metu platinama informacinė medžiaga apie šias institucijas. Informuojama apie galimybę gauti reikiamą psichologinę pagalbą Šiaulių darbo rinkos mokymo konsultavimo tarnyboje. Gauta informacija ir suteikiama psichologinė pagalba padeda žmonėms konstruktyviai vertinti situaciją ir ieškoti sprendimo būdų. Prevencinės priemonės tai skirtos dirbantiems asmenims, vadovams bei visiems darbo rinkos dalyviams. Norint prisitaikyti prie sparčiai kintančios situacijos darbo rinkoje, yra labai svarbu pokyčiams ruoštis iš anksto. Todėl dirbantiems asmenims taip pat siūlomi jau anksčiau minėti informaciniai seminarai, taip pat psichologiniai mokymai bei individualios psichologo konsultacijos. Mokymai seminarai gali vykti ir įmonėse. Šiaulių darbo rinkos mokymo konsultavimo tarnyba taip pat yra parengusi smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo didėjančio nedarbo situacijoje priemonės. Vedami mokymai, kurių metu ugdomi bendrieji gebėjimai, reikalingi pradedant ar plėtoti verslą. Tai būtų asmeninės vertės, pasitikėjimo savimi stiprinimas, efektyvus konfliktų sprendimas, streso valdymas ir panašiai. Praeitą savaitę vyko seminaras Savęs pažinimas ir motyvavimas sėkmei Kelmės turizmo ir verslo informacijos centre. Kovo-balandžio mėnesį seminarai vyks Mažeikių ir Plungės verslo informaciniuose centruose. Kiek yra svarbu pasitikėjimas, kiek yra svarbu žinios apie save ir žinios apie karjeros galimybės. Nes informacijos yra labai daug. Informacijos yra labai daug, sakykime, kas susiję su ta aplinka, su darbu, su mokymuose, su darbo rinkos visom tendencijom. Ir tikrai žmogus šitose srautose, nelengva yra. Tas toks, sakykime, supratimas ir tai, ką jūs dabar pasakėte, kad anksčiau buvo, kad visiems buvo aišku, kur jie stos, kur jie bus orientuoti. Tai čia yra galbūt tas atėjęs iš senesnių laikų, kai žmogui iš vis apie jo karjerą, apie tą asmeninę karjerą kalbėti buvo net ir gal nepatogu net kalbėti, nes mumis kas rūpindavosi visuomenė, galbūt partija rūpinosi ir valstybė ir visi žinojo, kur jam nueiti, kur daugiausia darbo vietų yra ir buvo svarbi ne kiek asmeninė karjera, bet aišku buvo labai svarbi pačios tos įmonės arba, sakykime, ten gamyklos, jų siekiai. Ir apie žmogų buvo mažai kalbama. Šiandieninė toje sampratai karjeros būtent orientuojasi, ašis yra žmogus. Jo atsakomybė, jo pasirinkimas. Aišku, įtakos turi tėvai, turi mokytojai, todėl šiandien dešimtokai, jiems yra atsakomybė, jų yra rankose atsakomybė ir todėl, galbūt ne visiems ta pati paslauga, kaip profesinio orientavimo paslauga, kur tai yra ne visiems prieinama galbūt yra prieinama, bet ne visi domisi, trūksta gal tos dar motyvacijos, bet kad reikia pagalbos iš šalies. Buvo man 20 metų, kaip jau su ja, tada jau pradėjau mąstyti apie gyvenimą, kaip išlaikysiu šeimą, kaip išlaikysiu vaiką savo, kaip išlaikysiu butą, kaip mokėsiu mokesčius, ką turėsiu, kokį išsilavinimą ir ką dirbsiu. Nes tokie kursai yra reikalingi. Žmogui reikia visiems suteikti šiek tiek pasitikėjimo prieš einant pas darbdavį. Dabar visi užsigūžę bijo, kad skelbimų tik paskambina. O darbo reikia kažko aktyviai, pastoviai. Žmogus pastoviai, darbuotojų pastoviai visur reikia. Ir kaita, ir viskas.
Tai visada gali užtaikyti tiesiog nuėjęs atsitiktinai dėl to paties darbo. O reikia pasitikėjimo ir noro kažką daryti. Sėdėti namie visą dieną ir galvoti, kad kažkas negerai, yra beprasmiškai, neįdomu. Šiaip skiriasi žmonės. Jauni žmonės ar ateina, sakykime, jau su tam tikra gyvenimo bagažu, su tam tikra patirtimi. Ir kai aš paklausiu jaunimo, ko reikia siekiant karjeros, tai aišku, jie sako, reikia ten noro, pastangų ir taip toliau. Kai aš kalbu su tai žmonėmis, kurie jau turi patirtį, tai jie sako pinigų ir pažinčių. Tai yra patirtis savo jau kalbą. Ir aišku, jauni žmonės ateina išmokti. Galiausiai ir išmokti prisistatyti save. Išmokti, bendrauti, ko reikia būtent tam prisistatymui. Ir kaip priimti teisingą sprendimą. Nes ir kalbėjo ką tik mūsų čia dalyvis, sako, kad tų darbų reiškia ir vieną, ir antrą, ir trečią, kad kažkaip kaip nepasimesti. Tai yra sprendimas, darbo sprendimas. Ir jeigu aš nepažinsiu save, jeigu aš tiesiog nesimokysiu pažinti save, tai yra ir sprendimai gali būti visiškai neadekvatus ir, sakykime, savo toj situacijai. Nes pavyzdžiui, jeigu ten reikia vadybininko, reikia organizuoto aktyvaus žmogaus, jis priims gerą sprendimą, tiesiog priims šitą darbą. Jeigu žmogus, sakykime, kitam žmogui pasiūlys tokį darbą, jis pažįsta save, kad jam patinka su technika, galbūt menai, jis priims irgi taip pat gerą sprendimą. Jeigu aš nepažinsiu savęs, nežinosiu savo galimybių, savo tų resursų ir savo bagažą, aš galiu priimti prastą sprendimą. Tiesiog eiti bandymų, klaidų keliu. Man seksis šitame darbe ar nesiseks. Ir aišku, paskui atsiliepia ir santykiuose, ir su darbdaviu, ir iš vis, galbūt tas darbas patampa, kad nepataptų darbas kūno ir sielos kalėjimu. Tai yra labai tai svarbu. Ir kada žmogus sako, kad mažai uždirba, galbūt iš tikrųjų, kad jis uždirba mažai dėl to, kad jis nelabai gal sugeba šito darbo dirbti. Nes blogai dirbančių žmonių nėra. Yra tik neteisingai pasirinkę darbą. Bet kiekvienas pasima tiek, kiek jam reikia, kiek jis gali ir kiek jis nori pasimti. Ir aš kaip visada sakau, susideda savo žinias į stalčiukus, bet žinau, kad aš ten turiu kažko, tai reikia momentų, atsidarysiu, atsirakinsiu ir išsimsiu. Tai yra tiesiog laikė labai sunku apibrėžti. Kiekvienas pats įsivertina, kiek jam reikia, nes šiandien išmoksiu, tai nereiškia, kad išmoksiu visam gyvenimui, pasiruošiu ir susiplanuosiu savo karjerą. Tai yra mes keičiasi mūsų vertybės, mūsų požiūris ir mes patys keičiamės. Keičiasi ir mūsų tikslai. Jei patiko, laukite kito pirmadienio naujos laidos, o jei ne viską supratote, stebėkite Šiaulių apskrities televizijos programą ir radę pažiūrėkite mūsų laidos kartojimą. Iki.